Toliau laidoje. Tu galėtum išeiti į tribūną ir pristatyti? Ar tu būtum tikra? Mada tai yra silkių banda. Skolininkas ištiesėjo savo pažadą ir sumokėjo skolą net greičiau nei per 10 minučių. Balą duodu Justui. Ko galėtumėte palinkėti šiandienos jaunimui? Ar galbūt pasidalinti kažkokiais tai pastebėjimais, nuoskaudomis? Aš palinkėčiau drąsos. Todėl, kad drąsa yra vienintelis kriterijus, kuris gali išvesti iš masių. Masė. Bet tokia masė. Dabartinis laikotarpis yra tokio šou, kažkokio bukas. Labai daug bukumo yra, labai daug tokio šabloniškumo. O drąsa, nes va šiandien, pavyzdžiui, turėjau susitikimą vieno gimnazijoje, moksleiviai, mokytoja sako, jie dabar jums nepasakys, jie bijo. Jie bijo būti geresniais, jie bijo pareikšti savo nuomonę, pasakyti, kad taip aš noriu, man tai įdomu, kad aš noriu kažkur tai save tobulinti, ieškoti, kažkokiu būti dvasingesniu. Dabar yra toks mėsos periodas, toks vienoda, liūlanti mėsa. Pirmiausia, nebijoti. O nebijoti tai reiškia nebijoti atrodyti kvailai. Antras dalykas, labai didžiulis dalykas pas jūs yra, jūs patarnaujate madai. Kas man baisiausia, tai kad jūs galvojate, kad bet koks mada tai yra silkių banda. Bet kokia mada tai yra tada, reiškia, tu prarandi individualybę totaliai. Ir tam žina kova bus. O jūs jau mokina įtraukti. Jūs turite būti kaip visi. Jeigu jūs norit būti kaip visi, tada jūs būsit silikės tarp silikių. Ir aš linkėčiau nebūti silikiai tarp silikių, o paprasčiausiai neit prieš srovę, bet ieškoti to šaltinį, iš kur teka vanduo, kaip sakyti. Viską, ką aš tenai tada jums pasakojau, čia dabar išrinkau pagrindinius dalykus. Ir čia va tie, kur pakreiptas tas šriftas, tai aš čia tiesiog iš aiškinamojo rašto tuos dalykus, kurie, man atrodo, kuriems dar reikėjo šiek tiek praplėsti, jos daugiau informacijos, tai aš kaip ir pakomentavau. Prie valstybės biudžeto parašyta, kad neoficialiais duomenimis valstybės biudžetą kasmet papildytų apie 3 milijonus lietuvių. Taip pat jisai patikino, kad vis dėlto lietuviai aktyviai domisi komerciniu pokeriu, kad po truputį jisai ateina ir į Lietuvą. Ir dar apie žalą, apie žalą jisai papasakojo, kad iš tikrųjų... Apie kokią žalą? Pokerio žalą? Čia, kur valstybės komercinio pokerio kontrolės politikos principai, kad čia skatina daryti tyrimus, kurie žiūrėtų, ar kenkia žmonėms ar ne. Tai va, tai jisai supažindino su tyrimais, kurie parodė, kad kuo didesnis yra laiko tarpas tarp tos pradinės įmokos, kurią sumoka žaidėjas, ir to galinio rezultatų laimėjimo, tai tuo yra mažesnė socialinė rizika. Ar tu galėtum išeiti į tribūną ir pristatyti? Ar tu būtum tikra dėl šito projekto? Dokumentai, kuriuos man davė, čia tikrai yra daug informacijos, kuri, nežinau, išsamei papasakoja ir apie stebėseną, ir apie kontrolę, ir apie galimą žalą ir padarinius, kaip kas turėtų vykti, spręsti, ir tos licenzijos gavimo tvarka ir priežiūros komisija, kurie turėtų tuo rūpintis, tai manau, kad galėčiau. Galėtum, žiūrėk, tai gerai. Gerai? Tada gerai, tada ir aš tikiu jau. Taip, tai dabar, kas man tada belieka? Belieka tada iš tikrųjų pristatyti Seime. Aš tik tai nežinau, kada šitas įvyks. Na, o mums belieka sekti Seime priimamus įstatymus ir laukti reakcijos į Ievos ir Eriko Tamašausko pasiūlymus. Aš nežinau, galiu išbėgant už akių. Tai čia kai rašo, tai būna geriau, kad gali? Ne tik rašo. O ką dar? Galėsi kiemą nusileisti. O kas ten? Ten stendas. Čia tabas. Nu, galėsi nusileisti. Dabar? Nu. Ai, pažiūrėsi. Čia jau matosi. Jau toliau galėtume neįdėl. Tai ir ką iš jo pasidarys? Nieko pasivažinėsim truputėlį. Tai klausyk, nevažinėkit, šiandien sumokėsim. Nu gerai, jeigu šiandien sumokėsim, tai nevažinėsim. Tai dabar nuimsit jau? Nu, bet jeigu kai
tai sumokėsit ir nuimsit. Jeigu duoda žodį, tai pavedimą nusiųskit faksu, jeigu gaunam pavedimo kokią, tai nevažinėsit. Tai bet nuimkit, dabar aš tada sakau, duodu žodį, ką padarysiu. Nu, žodį suprantat, mes jau su jumis kalbėjom ne kartą, todėl tas žodis suprantat, jis toks labai... Jūs va dabar nueinat, padarot pavedimą ir mes prie jūsų galim ir nuimti, jeigu jūs mums pavedimo pakvietėte. Tai lūkti 10 minučių. Gerai, aš čia pasidarysiu. Kas čia vyko, aš tiesiog stebėjau, kaip mūsų įmonės Kreditum direktorius Kęstutis dirba su skolininkais, kaip jis su jais derasi ir su tokiu skolininku, su kurio ne kartą buvo derėtasi. Ir kaip jam pavyko susitarti, skolininkas ruošiasi per 10 minučių susimokėti įsiskolinimą, kad išvengtų jo įmonės paviešinimo kaip nepatikimos įmonės ir įsiskolinusios įmonės. Pasidarė. Gerai, tvarkoj tada. Tikrai padarė viską. Nu tai... Filmuojama? Gerai, tvarkoj. Davai. Ką tik galėjot matyti, skolininkas ištiesėjo savo pažadą ir sumokėjo skolą net greičiau nei per 10 minučių. Kaip Kreditum reklamą skelbia, tai kad tai yra greičiausias būdas išieškoti skolas. Projekte moksleiviai turėjo galimybę išmokti daugybę dalykų. Vienas iš jų – koncentruoto savo nuomonės gynimo ir oratorinio meno. Jaukioje Zalentų sodyboje praktikantai išklausė seminarą apie debatus, o vėliau ir patys pabandė debatuoti. Na ir dabar gavom užduotį sudalyvauti debatuose. Tai mes esame pirma komanda, iš viso yra komandos 3. Ir mes visi esam paskirstyti, mūsų komandoms paskirstė užduotis. Tai mes esam pirmoji neigiančioji komanda, mes turėsime paneigti, kad reikia uždrausti abortus. Vadinasi, abortus reikės palikti. Na ir mes dabar gilinsimės, pasiskirstysim, kas kokią užduotį atliks, susirašysim argumentus. Pirmoji tema, kurią jūs debatuosite, bus abortus reikia uždrausti. Mes juk užmušame ir įvairius pavyzdžius, užmušame muses ir panašiai, jos taip pat negali pasakyti, jog reikia, galų gale yra verdami vėžiai. Jie yra gyvi verdami vandenyje, jie taip pat skauda, bet kažkodėl niekas to neuždraudžia. Tenais nėra bent tik tai jos kūnas, tai nėra jos nuosavybė. Jeigu tu vaiką savo pagimdysi, nužudysi, sakysi, jisai mano nuosavybė. Aš kaip pagimdžiau, aš jį pagaminau, tai aš galiu nužudyti, ne, negali. Tai kodėl jie būna, kai jisai būna tavo pilve, tu gali žudyti tada? Ne, negali, nes tai vis tiek yra žmogus. Paskutinis, kuris mane absoliučiai visiškai sugniužė, tai pabaigoje savo kalbos tu pasakyk, aš meluoju. Tai tokių faktų, tokių frazių negalima sakyti, nes tu esi žmogus, kuris ateina apginti savo tvirtą poziciją. Ir pabaigoje apginti savo poziciją pasakyti, kad aš meluoju, tai yra tas pats, kas prieš tai nieko nebūtų pasakius, tiesiog ateiti ir sakyti, aš neturiu ką pasakyti. Taigi šitų debatų tema yra Lietuvoje reikia įvesti mirties bausmę. Kaip pasakė Ilma, su tokia intonacija, kurios aš visai nepavadinčiau žmogiška, o netgi sarkastiška, ji pasakė, kad ji yra geras žmogus. Geru žmogum aš nepavadinčiau to, kuris prieštarauja ir eina už tokius būdus, kurie prieštarauja visuomenės nustatytoms moralės normoms, kaip tokiam dalykui, kaip visuomenės daugybė jau amžių netgi pripažinta dekalogą, kurio turbūt bene svarbiausias įsakymas skelbia nežudyk. Jeigu pasakysite, kad tas nusikaltėlis, kuris jau padarė itin žiaurią bausmę, nusižengė dekalogui, aš noriu jums pasakyti, kad mes esame civilizuota visuomenė, ko mes ir siekime. Pabrėžiu, civilizuotas visuomenės. Mes neturime nusileisti iki nusikaltėlių lygio ir keršyti jiems, bausti vėl juos taip žiauriai, kaip jie padarė tai savo aukai. Hamurabio kodeksas akis už akį, dantis už dantį. Tai yra jau nurašytas dalykas ir tai pripažinta per daug žiaurių ir per daug nehumaniškų dalykų. Ir to tikrai nepavadinsim kaip gero žmogaus elgesio. Tai tada aš savo atimsiu balą, nes nežinau, nenoriu nieko nubausti.
o aš pats tai savo mažiausiai rūpiu. Gyčiui. Iš Gyčio atimu balą. Vieną balą norėčiau nuimti Gyčiui. Atimu balą iš Živilės. Minusą dedu, kad ir kaip būtų sunku. Labai rinkausi ilgai, bet dedu Gyčiui. Labai sunku šiaip nuspręsti, kam atimti balą, nes visi labai stengiasi šiandien. Tikrai visiems daug maž gerai pavyko. Bet kiek stebėjau paskutinį debatą, kuris buvo mūsų debatas su kita komanda, tai buvo Agnė. Balą atimu iš Pauliaus. Živilė, nors ir ji buvo mano komandos gretose, dažnai reikšdama argumentus nukeliaudavo į lankas. Tai man nelabai patiko, bet nors ir padėjo mums laimėti, bet vis tiek aš jai dedu už tai, atemu tiksliau balą. Pranui už tą pačią pirmas, kai vyko debatų kova, tą Pranas Krabas, tą meluoju ir taip toliau. Tiesiog neturiu kam atimti, tai tiesiog dėl to. Toj pagalvosiu, kam pridedu balą. Turbūt pridedu balą Ievai, nes pridedu balą Justai, nes jam geriausiai sekėsi. Balą pridedu Pauliui. Pridedu Pauliui. Tai va, pridedu balą Pauliui. Vieną balą pridėti Pauliui. Pridėsiu balą Justui, nes mes buvom komandos draugai, labai gera komanda buvom, laimėjom. Tai tikrai jis to nusipelnė. Pridedu balą Justui. Balą duodu Justui. Pridedu balą priešingų komandos nariui Pauliui, dėl to, kad aš mačiau, kaip jis dirba su savo komanda, daug padeda ir paaiškina savo komandos nariams, kaip reikia debatuoti. Mačiau, kad jis tikrai dalinasi patirtim, tai už tai gauna jis +1 balą nuo manęs. Dabar linkiu visiems gero vakaro, linksmai ir sveikai sulaukti ryto. Kitoje laidoje praktikantai. Now give it to me, I want the best, and the best things in life are free. You can have it all, anything you want, you can make it yours. Anything you want in the world, anything you want in the world. Give it up to me. Nothing too big or small, anything you want, you can make it yours. Anything you want in the world, anything you want in the world. Give it up to me. What you get.